Na, šiandien toliau susipažinsime su Šventojo Kryžiaus Jono. Gerai girdėti šonus, ar ne? Viską gerai. Susipažinsim su jo poezija. Šiandien irgi mes su Andrium paruošėm jum irgi lapą. Ta poezija vadinasi Tras de un amoroso lance. Štaip ta poema. Ir čia yra žodžiai, taip grubiai išversta, čia aišku į spaudą neduosim, bet kad tiesiog supratimas būtų, tiesiog, kurią mes irgi panaudosime kaip maldą išgyventi. Ir ypač svarbu išgyventi originalią kalbą, nes jisai yra ispaniškai parašęs. Jis sako, bet koks vertimas, musulmonai ne savo tą Koraną neduoda, ir sako, yra išdavystė, žinai. Visi tie kūriniai turėtų skambėti ispanų kalboje. Kadangi mano motina yra ispanė, žinai, taip pat, žinai, Šventoji Teresė ir jūsų yra motina ispanė, kurie yra karmelitai. Tai vat, mokykimės originalią kalbą, kad mes karmelitai išmoktumėm ispanų kalboj tuos originaliai skaityti. Bet čia išversta, ar ne? Taip, tiesiog toks yra Tras de un amoroso lance. Lance tai tas yra toks kaip nuotykis, gali būti, kaip lūšis kažkokį daro, lance, tas šuolis toks gali būti, čia galima visai versti. Po meilės kupino susitikimo, ar ne, nepraradęs vilties, pakilau taip aukštai, aukštai, kad pasiekiau savo tikslą. Ir daugiau eina ties tulperėje, ne, čia išversti, kad pasiektų šį dieviškai tikslą, man teko pakilti taip aukštai, kad praradau regėjimą ir vis dėlto šioje skrydžio akimirkoje man trūko jėgų, tačiau meilė buvo tokia didelė, kad pasiekiau savo tikslą. Kuo aukščiau kildavau, tuo labiau apakindavo mano akis ir kuo stipresnis laimėjimas, tuo labiau viskas pasidarydavo tamsu. Tačiau, kadangi tai buvo meilės žygis, aš padariau aklą, reikėtų gal versti, aklą ir tamsų šuolį ir pakilau taip aukštai, kad pasiekiau savo grobį. Kuo aukščiau pakildavau šiuo tokio aukšto skrydžio metu, tuo žemiau nugalėtas ir prislėgtas jaučiausi. Pasakiau, niekas nepasieks ir taip smarkiai nusiminiau, kad pakilau taip aukštai, kad pasiekiau savo grobį. Keistų būdų 1000 skrydžių perėjau vienu skrydžiu, nes dangaus viltis pasiekia tiek, kiek tikisi. Laukiau tik šio šuolio ir laukdamas neapsivyliau, nes pakilau taip aukštai, kad pasiekiau savo grobį. Taigi, nenustebkime, kad tas žodis grobį. Dabar žinokim, kad šis eilėraštis, kur buvo sukurtas, jis yra paimtas iš pasaulio poezijos ir perdirbtas Kryžiaus Jono. Kaip sakau, jisai sako, alio divino, viską perdaro, bet kažką taip iš pasaulio eilėraštė. Nes sugrįžimas pirmose 4 eilutėse pateikiama tema, ir į kurį toliau plėtojama aptariama tolesnėse posmuose. Todėl vieno perskaitimo pakanka, kad pastebėtumėm tuos techninius terminus ir nuolatinės užuominas apie sakalininkystę arba paukščių medžioklę. Kai mūsų tas partizanas yra vadas, ne? Vanagas, nusifotografavęs su vanagu, ne? Jis irgi gal medžiojasi to vanagu. Neseniau buvo eilėraščiai apie kaip gaudo medžioja su paukščiais, ar ne? Ir tai jis sujungia tą medžiojimą su paukščiais ir paverčia, kai mes medžiojame lyg tai grobį Dievą. Taigi, tai kūrinys tiesiog kupinas doktrinos, matom, ir ypač šiandien gal labai susikoncentruosim į tikėjimą ir viltį. Šiandien gal bus ir netekstai susiję su tą. Ypač vilties dorybė. Dabar žiūrėkim, kokie esminiai elementai. Dievas yra medžioklė, grobis, kurį reikia sugauti, įsivaizduojant. Siela pasirodo plėšraus paukščio, manoma, kad tai sakalas atvaizde, kuris kyla, tas sakalas ir gaudo grobį, gaudo ir vėl gaudo ir galiausiai sugeba pagauti grobį. Siela leidžiasi į viešpatės medžioklės nuotykį, todėl vadinasi lance, ne? Nes yra kupina meilės, kaip sakau, ir vilties, tikėjimo ir vilties. Visas 3 doktrinas, dieviškosios dorybės yra Jono Kryžiaus pagrindas, visa kūriniai jo ant jo organizuojasi. Visa doktrina grindžia principas. Kuo didesnė meilė ir viltis, tikėjimo viltis, tuo aukščiau siela kyla ir tuo tikresnė medžioklės sėkmė. Ir paskutinėje strofoje stulpelį randame šventojo mėgstą posakį. Sako, nes dangaus viltis pasiekia tiek, kiek vilėsi.
kuris beveik pažodžiui pakartoja. Dune. Ką reiškia dabar tos raidės, gausia tuos lapus? Ne, tai reiškia nočia, jeigu ispanų kalbą mokyt. Antroji nakties knyga, 21 skyrius, 8. Viskas paremta ne mano išmislais iš galvos, bet viskas jo pačiais raštais. Toliau yra S, reiškia subida. Subida reiškia kilpti, ar ne? Trečia kopimo knyga, 7, kur nustato šį principą. Sako, kalbant apie Dievą, kuo labiau siela vylėsi, tuo daugiau ji pasiekia. Na ir kanoninėse procese klausiant apie jo tvirtą viltį ir pasitikėjimą, liudytojų buvo klausiama, ar žinote, kad šį gyvą tikėjimą lydėjo karšta viltis Dievu tokia didelė, kad jis dažnai sakydavo šios žodžius. Čia kryžiaus Jonas sakydavo, o dangaus viltie, kuri pasiekia tiek, kiek vyliesi. Ir čia iš kur paimta informacija. Bet kokia kita detalė gali paaiškinti šventojo poeto puslapių tą doktrininį turį. Šiuo atveju žinant, kad tai poezija, kaip sakau, atsigręviš į šį dieviškumą. Ir dar kitą dieną mokinsimės. Pasaulietinės poezijos atramos studijavimas, svarstymas suteikia tokį interpretacinį raktą. Čia vėl rašo apie tas sakalų vanagų savybės, kaip juos reikėjo prijaukinti, kai mokyti, dresuoti medžiokliai. Taip, dabar toliau. Užtenka prisiminti, kokie nepaprastai drąsūs ir įžūlus yra sakalai, paklūstantis. Jie paklūsta tik vieno dalyko, iš alkio. Jisai, jeigu alkanas, jis tada paklūsta. Šiaip sakalui niekados tu neprisijaukinsi, jam nieko neįsakysi. 3 dieviškos dorybės žmoguje sukuria tuštumą, nuogumą, atsiribojimą nuo visų sukurtų dalykų. Ir dėl to paties žmogaus gebėjimuose, kaip Valdas minėjo, atmintyje, supratime ir valioje kyla ir auga Dievo alkis ir troškulys, kuris ypač artėjant sielos tam apšvietimo ir apvalymo pabaigai, tas 2 ir 3 punktas, kur vakar kalbėjom, tampa nepakeliamas. Ir čia matom, žiūrėkit, vėl raidės LB, ką reiškia? Gyvoji meilės liepsna, pirma raidė L, llama de amor viva. Antroji redakcija B reiškia, 3 skyrius ir numeriai parašyti, kuo remiamasi. Kryžiaus Jonas ten kalba apie alkį, kurį atmintyje sukelia viltis. Ir čia numerių nebesakysiu, nes yra viskas lapą gausite. Kadangi šis alkis nėra sukeliamas dirbtinai, ar valios jėgos, ar grinai aktyvaus pobūdžio, aš negaliu, pavyzdžiui, pats sukelti tokią alkį Dievo, kad taip būčiau tiesiog norėčiau. Kadangi jis nėra sukeliamas dirbtinai ar valios jėgomis, reikia iš karto tai laikyti kaip tam tikrą alkį, kurį Dievas įkvepia ar aktyviai padidina, kad žmogus dar labiau jo alktų ir trokšto. Ir pabaigai. Ši didelio grobio tema neapsiriboja šią poeziją. Kad suprastumėt, ką jie gali reikšti kryžiaus Jono mintį, galite žiūrėti dvasinė giesmė. Bet aš sakau, mokykitės ispanų kalbą. Tai būtų dvasinė giesmė B. Tai antroji redakcija, 301 skyrius 8 ir taip pat pirmoji dvasinės giesmės redakcija, tai reiškia A, 22:4. Ir dabar paskaitysiu, ką čia parašom. Dievas vadinamas dieviškuoju aukštybių paukščiu, įsivaizduojat, ir pateikiant tinkamus pritaikomus daroma išvada. Nes labai įtikinamai galima teikti, kad žemai skrendantis paukštis, tai yra mūsų siela, gali pagauti karališkąjį erelį, Dievą, labai aukštai, jei šis nusileis, norėdamas būti grobiu. Ir vienas žymus Salamankos teologas Domingo de Soto sako savo traktate apie Dievo meilę, atkartoja Šventojo kryžiaus Jono mintį, pavadindama sielą dosne šventybę, sakalo tipų. Pateikęs įspūdingą aprašymą, kaip reikia supurtyti savo troškimo ir vilties sparnus ir būti pripildyta meilės bei švenčiausios drąsos, skriejant link dieviškumo, jis švelniai užbaigia. Nes Dievas nėra pabėgantis garnys, bet nepalyginamai didesnis yra jo troškimas, kad mes jį pasiektume, kad perteiktų mums jo dieviškumą ir šlovę, nei mūsų troškimas jį pasiekti ir juo džiaugtis. Ir čia parengiam, Valdas pažinojo, ir mūsų mokytojas buvo toks Jose Vincente Rodriguez, parašė pačią žymiausią biografiją apie kryžiaus storiausią, dabar naują išleistą, yra visi daviniai, kad naudotumėt irgi
plėstume Karmelio dvasingumą. O dabar pabandysime tą giesmę vėl, yra daug variantų, bet neįmečiau kokį 7 ar 8 galim įvairių muzikų, įvairių ten, kaip tą giesmę gėda. Ir dabar paprasčiausiai dabar paimsim tekstą, jūs irgi gausit, lapė yra viršui tas tekstas. Čia yra ispaniška, ne? Trasun de una moros elancija. Pabandysim mes dabar tiesiog pamedituoti, įeinant į šitą knygutę, kur nagrinėsim šiandien taip pat šviesos ir meilės posakius. Pabandykim padaryti, kad matytųsi ir žodžiais, ir mūsų tas. Mes iškrovėm, man ačiū Dievui, kad Richardas jisai padėjo iškrauti, nes tos reklamos sugadina viską, nes internete, aš iš interneto nenoriu nieką naudoti, nes ten įeina valgyti ten kokį sausainį, ten dešrą ir kokias nesąmonės, bet yra internete, galima ten įsikrauti, tai jau galėsim biškį dar pamažinti. Tiesiog, kad tai būtų mūsų malda ir paskui galit naudoti, ar galit pasirinkti savo muziką, savo gitarai pasidaryti, giedoti, bet aišku, lietuviškai čia reikia taisyti. Čia tik tai, kad jūs bendrą supratimą turėtumėt ir padėtumėt, mokytumės ispanų kalbą taip pat. Alcance diese a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo que le faltó mas el amor fue tan alto que me di a la casa alcance cuanto más alto subía del umbro se me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se vacila mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto que le di a la casa alcance. Llegaba este lance tan subido, tanto más baja y rendida y abatida yo me hallaba. Dije no habrá quien alcance y abatíme tanto y tanto que fui tan alto que le di a la casa alcance por una extraña manera. Mi vuelo pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Una extraña manera, mi vuelo pasa de un vuelo, porque esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola este lance, y en esperar no fui falto,
pues fui tan alto, que le di a la casa alcancé por una extraña manera. Y luego pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé sola, te lancé, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcancé. Gausit visą tą lapą, čia tik yra kaip įvadinė giesmė, buvo tiesiog kiekvieną dieną mes iš 4 tą poezijos pažymsim. Šiandien pereinam dabar į tą temą, ką šiandien, nes biškį ilga, nežinau, gal spėsim iki galas, tai yra šviesos ir meilės posakiai. Šitas žymus kryžiaus Jono specialistas Sekundino Kastoras sako, jau minėjau vakar, kad kryžiaus Jonas, jisai nors nekalba švento rašto ten citatom, bet jis yra grinai pagal Jono Evangeliją, arba kas yra prologus mėgsta, ar ne? Žinot, kad ši Jono Evangelija irgi yra prologas, ar ne? Pradžioje buvo žodis ir toliau. Štai dabar ir tam šviesos ir meilės posakių knygutė yra labai svarbus prologas. Dabar mes jį perskaitysim, tą knygutę, kur turi ten irgi yra, bet aš ją padariau, kad galėtume skaityti, nereikėtų ne tik knygutę žiūrėti. Prologas. Gal kas nori gražiai paskaityti? Kas gražiai skaitot? Gerai, paskaitysiu aš tada. O mano Dieve ir pasigėrėjime, iš meilės tau, mano siela, panorau užsiimti ir šiais šviesos bei meilės tau posakiais. Aš moku žodžius jiems išreikšti, bet stokoju darbų ir dorybės, kuri tau, mano viešpate, patinka labiau už jų iškalbą ir išmintį. Tačiau kiti jų paskatinti galbūt padarys pažangą, tau tarnaudami ir tave mylėdami, ir manoji siela suteikusi tau progą atrasti kituose tai, ko stinga man, turės kuo pasiguosti. Viešpate, labiau nei kiti sielos veiksmai, tau patinka įžvalgumas, patinka šviesa, patinka meilė. Todėl šie posakiai tebus įžvalga kelioniai, šviesa kelyje ir meilė keliaujant. Tad te atsitolins viso pasaulio gražbylystė, te atsitolins tauškalai bei sausa žmogiškosios išminties, silpnos ir įmantrios iškalba, kuri tau niekada nebūna miela. Verčiau tarkime žodžius širdžiai svarbu. Tai tau įtint mielus, užlietus saldumu ir meilę, taip sėkmingai pašalindami kliūtis ir kliūvinius daugeliui sielų, kurios pačios to nežinodamos suklumpa ir keliauja klysdamos, manydamos, kad gerai supranta, ką reiškia sekti tavo mieliausiojo sūnumi, mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, ir tapti panašioms į jį gyvenimo savybėmis ir dorybėmis, bei jo dvasios nuogumo ir tyrumo pavydalu. Tačiau suteik tai tu, gailestingumo tėve, nes be tavęs viešpate nieko negalime nuveikti. Taigi, dabar, kai turim tą prologą, jis labai yra svarbus, nes tinka įvairioms posakių grupėms, nes šie yra surinkti iš įvairių leidinių, iš įvairių ne rankraščių, bet iš įvairių likusių tų kopijų. Ir kadangi tai yra daug, kitas iki paskaitom ir nežinom ką. Tai va, ir dabar žiūrėkime, jis patvirtina, kaip įdomu. Jis kaip pasako, o mano Dieve ir pasigėrėjime. Čia tinka ir prie bažnyčiai melstis tą prologą tiesiog, nes jis naudoja tą tokį išpažinties žanrą, labai papilusi 16 amžiuje, ne, jis prisipažįsta tiesiog savo nuodėmes, ar ne? Aš kitas iki pagalvoju, toks šventas mistikas sako, aš neturiu tų dorybių, tai ką jau kalbėti apie mane, tada apie mane, jeigu jis jau taip sako apie save. Bet sako, aš negaliu
neparašyti jų, nors aš ir neturiu tų dorybių, nes aš žinau, kad kai kurie žmonės paskaitys ir jie tai gyvendins toj maldoje, tam gyvenime, ar ne? Toliau, sako, dvigubą atsakomybę. Mes kitą kartą Šėtonas ir jisai sakė, Valdas kalbėjo apie tą netikrą nuolankumą, falšyvą nuolankumą tą savai vakarą, ne? Tas falšyvas nuolankumas sako, ai, tu negali nieko nei rašyti, nei skaityti, ne. Aš neturiu tų dorybių, bet Dieve, aš tave myliu, aš galiu parašyti, gal kai ką vis tiek galiu, jis čia taip pateikia tą tezę. Nesako, žiūrėkit, aš vėl pakartosiu, aš stokoju darbų ir dorybės, kryžiaus Jonas. Bet patinka tačiau kiti jų paskatinti padarys pažangą. Todėl mes tą knygutę turim labai džiaugtis, dabar jau nebėra pirktos knygutės, seserį žada vėl išleisti tą tokį leidinuką. Galima su juo labai evangelizuoti, kai žinosit visą sistemą apie tą knygutę. Dabar žiūrėkit, buvo žodis išvalgumas, dar yra žodis, žinoma, Viešpats myli nuovokumą arba išvalgumą, ar ne? Ir pas mum yra karmelituose arba pas seserį sako, kad ateina vienuolė, turi turėti sentido komun, bendrą tokį išvalgumą, nuovokumą, kad žmogus, kur ateina į bendruomenę, nes karmelitai nėra tokia bendruomenė, kad bet kas gali eiti, urmu, ar ne? Karmelitai yra, Teresė norėjo, kad įsikurtų tie, kurie tikrai 12 mokinių, ar ne, ir kurie tikrai tarnauja Dievui, kad jie turėtų tą nuovokumą. Ir kryžiaus Jonas tą žinojo, tai sako išvalgumą. Nes Viešpats myli tą nuovokumą arba tą sentido komun. Bet kitas iki būna, kad mums trūksta to nuovokumo, išvalgumo, kaip mes gyvename ne dėl savęs, bet gyvenam dėl Dievo ir dėl bendruomenės, ne? Kaip kryžiaus Jonas sako. Tai va, Viešpats myli nuovokumą, tie skaitiniai čia trumpi labai, neduoda šviesą. O kas yra šviesa? Šviesa yra tikėjimas. Jie mūsų stiprins tikėjimą ir viltį, kurį šiandien akcentuosime iki mišių. Toliau, meilė, pats Dievas nei kitas sielos operacijas. Tik šiaip blogai išverčiau operacijas, veiksmus geriau, operacijas gal pagalvos operaciją. Nieko, jūs pastaisysit, nes galėsit. Taigi, posakiai bus nuovokumas arba įžvalga ir šviesa keli ir meilė einant. Vadinasi, ta knygutė mums labai kaip karmelitam padės tobulinti, nes jis rašė atskiriem asmenim, kuriem trūkdavo kažko ir palikdavo tą lapelį, kur sesė arba brolis medituodavo tą vieną vietą, gal net kokį posakį medituoti visą dieną. Toliau žiūrėkite. Posakiai bus nuovokumo šviesame. 3 raktai. Įžvalga, nuovokumas arba tas toks jausmas, kurį turėtumėm bendruomeniškumą, ne tik ego galvoti apie savo netikrą. Toliau šviesa, tikėjimas ir meilė. Dabar žiūrėkit, toliau yra. Jis sako, prologiai yra tokie dalykai. Jisai buvo toks meistras, kad jis viename eilėraštyje gali visą teologiją, kaip bažnyčią sudėti. Rašo, tad te atsitolins toli. Kas dabar turi atsitolinti nuo mūsų? Toli. Vadinasi, kad net nebesimatytų, ar ne? Sunku galbūt. Yra ryžtingas, kad kas turi toli likti? Pasaulio retorika. Paklausykim, kaip kalba prezidentai, kaip kokios gražios kalbos ir tuštybės, viskas, o ne pasaulio. Mes irgi galim pakalbėti, žmonės apdovanoti yra kalba išmintim. Pasaulio retorika. Ne. Toliau, žmogiškos išminties silpnos, bet ir sumani, plepalai ir sausas iškalbingumas, kurį tu Dieve niekada nemėgsti. Niekada nemėgsti. Jeigu kalbėt, kaip Teresė sako, kalbėkim tik apie Dievą, kalbėkim tik apie Dievą. Mūsų vienuolynos yra užrašyta, kai nuvažiuosim į Avilą, kai važiuosim šią vasarą irgi mokytis ispanų kalbos, pamatysite parašyta. Jeigu ateini broli ir sesė, čia kalbėk apie Dievą, arba geriau tylėk, negu ten kažkokių nesąmonių ten kalbėsi. Toliau, šio rašymo būdo, jis kariai neigia, kad to nereikia ir teigia, kad jis šalins, kaip prašo, kliūtis ir kliūnis daugeliui sielų, kurios pačios to nežinodamos. Ir aš pripažįstu, aš pats nežinau, negalvokit, kad aš esu gudresnis už jums, mes visi tokie. Suklumpa, visi mes keliauja klysdamas, manydamas, kad gerai supranta, aš viską žinau, jau Bibliją žinau, kryžių, ne. Ką reiškia sekti tavo mieliausią sūnumi mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristui ir tapti panašioms į jį gyvenimo, savybėmis ir dorybėmis, be jo dvasios nuogumo, nuogių ir tyrumo pavydo. Bet sako, mes patys nepasieksim. Jisai nėra kitas Pelagijus. Tu gali, tu karmelitas, tu viską gali. Ne. Sako, tačiau suteiktai tu, nes ne pelagijanistai. Gailestingumo tėve, nes be tavęs Viešpate nieko negalime nuveikti. Nieko. Net gerai pagalvoti mes negalim be Dievo.
Tai baigėsi šis programinis prologas, kuris puikiai tinka visom, ir tas tinka visom čia tom serijom, kur to knygutė baigėsi. Dabar kai kurios charakteristikos, kuriuom tikrai pasikeistas knygutės skaitimas. Koks tas literatūrinis žanras yra? Nu, atrodo, kaip čia gali kalbėti, koks čia literatūrinis, nes čia posakys, sentencijos, ne? Bet juos galim susijęti su Biblijoje, su išminties knygomis. Kokios yra išminties knygos Biblijoje, žinote? Tai yra psalmės, ar ne, ten Jobo knyga, tenai, paskui yra tenai patarlių knyga, aš ten nežinau, kiek ten tų knygų yra, kas dar įeina ten, nu vienu žodžiu, ten išminties literatūra, ne? Tai va ta knygutė galim priskirti prie išminties literatūros ir prie dykumos tėvų posakių, kur kryžiaus Jonas, jisai tiesiog perdirba ir dar jis padaro savo išgyvenimų patirtimi. Dabar žiūrėkite, yra išversta ta knyga, labai trumpas keli lapai, yra perspėjimai, kautelės čia. Labai keli lapai. Čia jisai pats tiesiog jaučiasi kryžiaus Jonas, ką jis parašė. Ten labai paprasta yra tokio, ką jisai grinai išrašė. Yra labiau asmeniniai jo paties. Bet yra daug, jaučiasi dykumos tėvų, vienųjų apotegmų. Dabar žiūrėkite, kokias formą, ką galima rasti toj knygutė ir pagal visą tą jūs galėsite pasinaudoti ją. Ir yra numeriai surašyti. Dabar atkreipkite dėmesį, kadangi esat karmelitai, D. Mūsų, nežinau, kai daro vertimus, nežiūri į pasaulinį lygį, bet mes, broliai, visai, kas sakom, turi būti D, dyčios, viską pagal originalo kalbą, nes kas žiūrės tą lietuvišką knygą, nesupras, kas čia ką kalba. Dyčios reiškia posakį, ta knygutė reiškia D, dyčios, 4, ne, 24 numeris, ten 42. Dabar žiūrėkit, yra pirma forma, išminties formos, kurios posakiai pasireiškia. Dabar tokias išminties formas. Nu ir aš ispaniškai tik biškai paskaitysiu, va 4, pavyzdžiui. Patarlė įvykis. Más vale estar cargado junto al fuerte que aliviado junto al flaco. Gal tu galėtum versiją 4 paskaityti pasakyti? Verčiau būti apsunkintam su stipriuoju, negu nusimetusiam naštą su silpnuoju. Būdamas apsunkintas esi su Dievu savo stiprybę, kuris yra su kenčiančiais, o neturėdamas naštos esi su savimi pačiu, savo paties silpnybę. Nes sielos dorybė ir jėga auga ir stiprėja kantrybės išmėginimuose. Va jau turime peną, ne patarlę. Dabar 24, aš išversiu dabar to nevis. La mosca que la miel se arrima impide su vueliu. Sako, musė, kuri į medų įsikabina, medus trukdo ją įskristi, ne? Ir taip toliau. Tai gerai, čia tokia rūšis būtų patarlė įvykiai, čia paėmiau keletą tų numerių, ne? Toliau yra paprastas pastebėjimas, jis sklendžiasi patarimą. Dabar dėmesį jums, žinokit, kas parašyta, jis turėjo praktikoje. Ir kai jis turėjo praktikoje, apmastė ir tuos pastebėjimus išreiškė. Dabar žiūrėkite, D, tai reiškia 17, 25, 36, 39, čia numeriai, jūs žinosite, ne? Nu ir paimkime, bet yra daug netitikimų, nes, pavyzdžiui, aš viską darau po originalą, turim programą, jeigu kas galiu duoti, kur visi kūriniai yra Teresės angliškai, ispaniškai, gali bet ką. Originalės, Valdas irgi turi tą programą, bet lietuviškam vertime biškai netitinka. Da, pavyzdžiui, 306 čia yra pas ispanus, o lietuviškam 305. Paskaityk 305. 35 paskaityk. Nejuntamiems dalykams, tai ko nejauti, juntamiems pojūčiai, o Dievo dvasiai mintis. Va, labai trumpai. Gerai, einam kitą grupę čia. Aš viską parašiau, kad žinotume, kad lietuviškai vertime, jeigu netitinka, ne? Toliau yra dėmesio atkreipimas, į ką labiausiai reikia dvasinėse dalykuose atkreipti. Vėl numerį surašyti. Nu, lietuvišką vertimą, patį pirmą, perskaityk 40, ne? Dėmesio atkreipimas, aha. Nesivargink, visų tų norų neapmarinės, dvasios skonėjimuose ir saldumo nepatirsi. Toliau yra kita grupė, čia labai daug yra visų, tiesiog ispaniškai yra, bet parašiau lietuviškam vertime, kur yra. Įsakymas arba draudimas, tiesiog atrodo skaitai, tau įsako arba kažką draudžia, ar ne? Ir surašyti numerį, ką draudžia. Nu ir pavyzdžiui, iš tų visų numerių irgi porą paskaitysim. Gal palaiminimą perskaityk, vat yra palaiminimas. 40, praeisim prie palaiminimą, yra net palaiminimai tenai. 44. Palaimintas, kuris prieš veikdamas nuo šalyje palieka savo pomėgį ir polinkį ir visą apžvelgia protu bei teisingumu.
Toliau yra platesnės vertinimo formulės nei trumpas ir greitas palaiminas. Ir visos jos prasideda tokia priešprieša. Pavyzdžiui, labiau nori Dievas to, arba labiau verta tai negu tai, arba labiau vertina, labiau patinka Dievui ir panašiai. Nu gal paskaityk iš kažką, nežinau, iš 19 arba 20, jeigu ten turėtų atitikti, aš nežinau, man atrodo, žiūrėjau, atrodo atitinka. 19 arba 20, koks tavo trumpesnė. Siela sausroje ir sunkumuose paklūstanti tam, kas protinga, Dievui patinka labiau nei ta, kuri visą atlieka paguodoje, šito nesilaikydama. Ačiū. Toliau yra tokias grupė skubus klausimas arba kreipimasis, tiesiog į mane arba mane paklausė. Ir vėl numeriai suduoti, tiesiog aš tavo pasakysiu ir tu paskaitysi. 130 paskaityk. Ar atitinka, žiūrėsim, gal aš klaidų privėliu. Mano mylimasis, visko, kas šiurkštu ir sunku, noriu sau, o visko, kas švelnu ir gardu, noriu tau. Tai va, jis buvo savo labai griežtas, bet kitiem buvo švelnus. Va, jau iš karto matom tą dalyką, ne? Toliau, žodžiu, tesistengia sąjungą arba vienybę. Tai sanchuanistinės, tai jo pedagogikos paslaptis. Tai vadinasi, nustengtis, ne? Vienybė su, paskaitykim vieną, kad suprastume, ką aš išverčiu. Pavyzdžiui, nežinau, kokį 92 pabandykim paskaityti, 92 meilės. Nuolat stengtis. Va, nuolat stengtis. Desistengia sąjunga su jo pedagogika, va, vienu žodžiu. Nuolat stengtis, kad visi dalykai tau būtų niekas, o tu niekas jiems. Verčiau visą pamiršusi gyvenk, susitelkusi į savo sužadėtinį. Toliau jisai, kadangi jis naudojasi irgi dykumos tėvų, ten visokiais tais posakiais, anetom, sentencijom, tai va dabar paskaitykim, sentencijos apibrėžimų pavydo, bet jis perdirbdavo dar pagal savo dvasią, ne, Kryžiaus Jonas. Iš to, nežinau, gal paimkime, patį paskutinį gal pataikysim, 175 ar yra lietuviška vertime. Romus yra tas, kuris moka pakęsti artimą ir save patį. Taip? Tai trumpai aiškiai. Jo žodžiam ankšta minčiai erdvu. Ir tiesiog, jeigu tai gali tai gramuliuoti, medituoti tiesiog. Toliau, visos šios formos ar klasifikacijos kartai yra persipynusios, kur jau išvardinom, ne? O posakius Kryžiaus Jonas pateikia tonų labai artimų skaitytojų, pilnų užuominų ir dialogo. Jis tiesiog dialoguoja, nes jis duodavo raštelį savo sesėm ar savo broliam, kurie surinko ir taip išliko tą knygutę, kuriame vyrauja tas tu, vyrauja antrasis asmuo, ne? Paimkim bet kokį vieną, 25, man gal, ar rasi 25, pažiūrėsim. Persipynusios, kas ten persipynusios? Jei savo sieloje nori išsaugoti aišku ir paprastą Dievo veidą, nesirodyk kūriniams, bet ištuštink ir kuo toliau nuo jų atitrauk savo dvasią, nes Dievas nėra į juos panašus, tai keliausi dieviškai apšviestas. Tai va, ir jums čia galės jau tiesiog grupelėse maldos, arba galėsite pasinaudoti. Dabar žiūrėkit, turinys dabar, kas toje knygoje yra, vis tiek, kas yra sudėta. Kaip ryškiausias tikrovės, į kurias krypsta jo dėmesys, galim paminėti šias temas. Aišku, mes čia visi ieškom Dievo ieškojimas, ar ne? 49 gal skaitėm jau, nežinau, nesimenu, paskaityk 49, jeigu ne, neilga. Dievo ieškojimas. Viešpatie mano Dieve, tu nesi svetimas tam, kuris nuo tavęs nenutolsta. Kodėlgi sakoma, kad tu pasitrauki? Na, sako, lietuvių kalba yra labai graži, sako, čia pranciškonų Asvise, Gediminas sako, tikėjimas, kas yra tikėjimas. Mes tikėjimas, žiūrėk, kaip kelias ir keliautojas, nes su piligrimystė susiję. Paskaitykime, dar arčiausia, 3, ar jeigu nesunku atvers, paskaityk, kelias ir keliautojas tokia tema, turinys. Mes keliaujame į dangaus karalystę. Nors kelias geros valios žmonėms yra lygus ir glotnus, keliautojas, neturintis stiprių kojų, ryžto ir nepalenkiamo atkaklumo, tenueis juo netoli ir vargdamas.
Ačiū. Dabar, žinot, kryžiaus Jonas sakė, kad reikalingas dvasinis mokytojas, ne, ir vaidovo poreikis, jo turėjimo nauda ir jau kas neturi, kaip yra. Tai gal nuo 5 iki 11 pati paimk, ką nori, ekspromptų, paimk kokį vieną, paskaityk. Bet čia va, galėsit tas temas žinosite, galėsit pasiremti savo katechezėse ar savo tiesiog organizacijoje, dvasinį mokytoją, nuo 5 iki 11 kokį vieną. Tas, kuris nori būti vienas, neturėdamas mokytojo ir vadovo atramos, bus kaip medis, augantis laukuose vienas be šeimininko. Kad ir kiek vaisių vestų, keliautojai juos nusiskins ir šie neprinoks. Čia kalbėjom apie tai, kad yra tos naktis ir tas mūsų apetitai, troškimai, ne? Vizija yra visi gerai, Dievas davė troškimus, bet yra netvarkingi troškimai, kurie per naktis tamsiasias yra apvalomi. Tai vad netvarkingų troškimų žala pateikė griežčiausiai, pateikė nagrinėdamas pirmą kopimo į Karmelio kalną knygą, pavyzdžiui, skyrė nuo 4 iki 12, ar ne? Ir pirmoji nakties knyga nuo 1 skyriaus iki 7 kalba apie tuos apetitus, jeigu kas norėsit paskaityti. Dabar jis primena visą tai apie tas apetitus, kurie mums, kai Valdas sakė, mes sukūrėm tą tokį pseudo save, ne? Kuris gyvena, primena šias intencijas. Ir o čia visi numeriai yra tiesiog 18, 22, 24. Nu, koks numeris jums patinka, paskaitykim kokį vieną. Gal 1, 18, jeigu neskaitėm, nes čia kitas iki persipina. Siela, turinti mažiausią apetitą pasaulio dalykams, artėdama prie Dievo, nešasi daugiau nedorumo ir netyrumo nei tada, jei būtų apsunkinta visomis bjauriomis ir įkyriomis pagundomis bei tamsybėmis, kokias tik galima apsakyti, kai valia nenori joms pritarti. Tuomet ji, pasitikėdama, gali artintis prie Dievo, nes vykdo jo didenybės valią, kuris sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ačiū. Dabar žiūrėkite, visi esat jūs, nesvarbu ar vyrai, ar moteris, visi esam sielos, įsimylėjusios sielos, ne, tos Dievo sužadėtinė siela nebeturi sekso, nei vyro, nei moters, ar ne, įsimylėjusi sielos apibūdinimas. Kas yra ta įsimylėjusi siela, kaip apibūdina, nematom kiek numerių, jeigu norėsit kalbėti, galėsite pažiūrėti. Pažiūrėkim pačią paskutinę, 158. Jeigu išeis atversti tau, tai įsimylėjus. Jeigu ten atitiks, ar ne, aš noriu pažiūrėti, ar gal kitas iki būna netitikimų. Tam, kuris su tyra meile darbuojasi dėl Dievo, nerūpi, kad apie tai sužinotų ne tik žmonės, bet ir pats Dievas. Net jei Dievas niekada to nesužinotų, toks nesiliautų atlikęs tuos pačius patarnavimus su tokiu pat džiaugsmu ir meile. Dabar vakar Valdas kalbėjo apie proto vertę, ne, apie protas, kad vis tiek jis yra reikalingas, jeigu Dievas davė, bet sakė, kad protas kitas iki mums nepadeda mylėti, bet čia va kryžiaus Jono yra punktai, nedaug tų punktų, apie proto vertę ir pareiga vis tiek proto klausyti. Pažiūrėkim, proto vertė ir pareiga klausyti iš 43, 45 kažkokį vieną paskaityti, ar 43, 45. Atkreip dėmesį į savo protą ir vykdyk tai, ką jis tau Dievo kelyje liepia. Tavo Dievo akise tai turės didesnę vertę už visus darbus, kuriuos atlieki nebūdamas tam atidus, ir už visus dvasinius skonius, kurių sieki. Toliau žmogus turi protą ir vertė yra didelė, žmogaus mąstymo vertė, bet tas susiję ir, kaip sakė Valdas, su puikybė, ar ne, kurio adresato turi, iš tikrųjų, neturi būti tos puikybės, adresatas turi būti Dievas, yra 115, jeigu nesunku, paskaityk paskutinį. Visas pasaulis nevertas vieno žmogaus minties, nes ji priklauso vien Dievui. Todėl bet kokia mintis, nesanti Dieve, yra iš jo pavogta. Viskas? Ačiū. Dabar kvietimas
metafizika, transcendencija, ne, čia sesutė viena papasakė, sako, kas yra purifikacija, daug tas žodis vartojamas, purifikacija yra tyrinimas, valymas, tai čia klaida, transcendencija. Kvietimas į transcendenciją, tai vadinasi įeiti, pas negali ten įeiti visų pirma. Dievas turi pakviesti, tą tamsią naktį būtų pakviesti, arba ten susivienyti. Dievas pakviečia. Į transcendenciją tai patirti Dievo patirtis ir yra ta jau transcendencija. Bet visą laiką, nors ir nėra pastatytos to vadinamos transcendencijos, Dievas jis yra prieš visokias transcendencijas. Jo malonė visada. Paskaityk man, pavyzdžiui, patį paskutinį vėl. Iš dviejų tik 2 numeriai, 503-504 apie transcendenciją. Kadangi Dievas yra nepasiekiamas, žiūrėk, kad nesustotumei ties tuo, ką pajėgia atliepti tavo galios ir pajusti pojūčiai, įdant nepasitenkintumei mažesniu ir tavo siela neprarastų lengvumo, kurio reikia, norint eiti pas jį. Ačiū. Toliau mes esam čia, maldos mokykla yra, vasaros maldos mokykla, ar tylos, ar netylos, ar būdavo visai pradžioj toje mokykloje, nebūdavo jokios tylos, šešūkalimai būdavo. Bet mes visus kviečiam į maldą kreiptis į Dievą, gyventi jo akivaizdoje, nes kryžiaus Jonas irgi paliko mums savo punktus ir Teresė Avilietė, dabar yra čia visi punktai, nežinau, Eridana, kad nebūtum kaip zombis, įsirink kokį skaičių iš to, čia. Pirma, 52. Einant su tavimi bet kur, mano Dieve, bet kur man seksis taip, kaip to noriu dėliai tavęs. Vakar buvo mokiau, kaip susikaupti tą maldą padaryti prieš švenčiausią, ar vieni, kai būsit savo namuose, ar koplytėlį, dabar kokie yra susikaupimo ženklai, yra 118 jo, paskaityk, ar čia pataikėm, ar ne, aš tikrai, kad nebūtų klaidų paskiau, kai naudositės. Susikaupimo ženklai 118. Vidinio susitelkimo ženklai yra 3. Pirmasis. Tokia siela nemėgsta praeinančių dalykų. Antrasis, ji mėgsta vienumą ir tylą, daryti visą, kas tobuliau. Trečiasis, tai, kas anksčiau jai padėjo, mąstymai, meditacijos ir aktai, dabar trukdo. Ir maldoje ji nesiremia niekuo kitu, vien tikėjimu, viltimi ir meile. Viskas? 3, sakiau, kryžiaus Joną, visą jo doktriną, visus kūrinius, 3 teologinės dorybės. Ir žiūrėkit, jam atėjo teologinis įkvėpimas. Ką jis sako apie tą teologinį įkvėpimą, ne? Yra 3 numeriai, galima pacituoti, vėl būk gera, Eridana, kad tu būtum savarankiška, ką iš to paskaitysim, pažįsim, ar atitiks apie teologiją ten kalbą. Didelė blogybė. Koks numeris? 137. Pirmas. Didelė blogybė. Didesnį dėmesį skirti Dievo gėrybėms negu pačiam Dievui. Malda ir atsižadėjimas. Ačiū. Na va, sako, kas iš tau, broli, sesė, jeigu tu, myli Dievą, kurio nematai, bet nemyli brolį arba sesę, ypač kai šeimos yra, bus bendruomenėse, kai mes nemylim viens kitą, ne, jeigu, kas iš to, sako, broliška artimo meilė yra pagrindas, nes mes Dievo nematom. Ir Teresė, atsimenat, paklausė, Dieve, kas yra geriau, sako, ar tave pirmą mylėti, ar žmogų? Dievas sako, svarbiau yra žmogų mylėti per mane, negu mane vieną mylėti, ne? Broliškas artimo meilė, kiek numerių yra, apie ką mes turim viens kitą mylėti, net ir priešus, ir labiausia gal tie, kur nepatinka, bet dėl laiko kitą kartą nervai, visus nervuojam, žmogiški esam, bet pasitaisykim, stenkimės pasitaisyti. Broliška artimo meilė, išrinka nors vieną kokį. 46. Tu viešpatie, su džiaugsmu ir meilė vėl pakeli tą, kuris tave išleidžia. O aš vėl nepakeliu ir nepagerbiu to, kuris mane supykdo. Viskas? Trumpai aiškiai. Toliau, žinokit, Dievas yra toks geras, bet mes tokie, atsiprašau, apsileidę studentai. Jisai mums pasakė, norit eiti į dangų, norit, bus egzaminas, aš jums duodu temą. Atsiskaitimo valanda ir egzaminų medžiaga. Ir mes tai žinodami einam į pragarą arba į skaistyklą. Kam tokia nesąmonės daryti? Atsiskaitimo valanda ir egzaminų medžiaga. Dievas mums pasakė vieną dalyką. Iš tų 3 paskaityk, kurį nors vieną.
73. Šitas visą. Kaip drįsti šitaip atsipalaiduoti, pamiršęs bet kokią baimę, juk turėsi pasirodyti Dievo akivaizdoje, kad atsiskaitytum už menkiausią žodį ir mintį. Biški baisu, ne? Labai. Biški baisu, reikia būti geriem. Toliau. Bet va, meilė darbams ir kančiom, sakytų, kryžiaus Jonas mazochistas, čia kitas sadistas, čia meilė, tai darbai kančioms, ne? Bet jis nėra to dalykas, suprantate, tai yra pašaukimas, kad ateina šventoji dvasia, tu tai darysi nebejausi, jeigu tu per prievartą nori tapti darboholiku, tai neišeistų, tu mirsi, žinai. Meilė darbams ir kančioms, bet reikia ten labai, čia liūga tema, čia reikėtų visą konferenciją kalbėti. Yra tos numeris, kokį pasakyk, Eridana? 93. 93, paskaitykim, gal jas sujungti, čia žiūrėsim, ką sako kryžiaus Jonas. Įtin vertink sunkumus ir laikyk juos menkniekiu, kad tik patiktum sužadėtiniui, kuris mirė už tave nedvejodamas. Viskas? Oi, kad tai mokėčiau trumpai kalbėti. Tegul niekas tavo ramybės nedrumžia. Yra 4 numeriai. Eridana, dar vieną, prašom. Šimtas 53. Stenkis išsaugoti širdies ramybę. Joks šio pasaulio įvykis te nesutrikdys tavęs. Prisimink, kad viskas pasibaigs. Tyra ir nesavanaudiška, neatlyginta, bet lygia, iškai blogai šitą, neatlygintina meilė Dievo atžvilgiu. Nenorėkim gauti užmokesčių, mes visą laiką nors sąmoningai, nesąmoningai vis tiek Dievas atlygina, dangų gausi vis tiek kažką, bet kad mylėtumėm Dievą patį dėl jo paties, kaip jis mums myli dėl nieko. Tai kodėl mes negalim mylėti, kai dėl nieko? Šventoji dvasia padės. Ką pasirinks Eridana? 20. Darbas atliktas slaptoje, nenorint, kad taptų žinomas, kad ir koks mažas būtų, Dievui patinka labiau už 1000 atliktų norint, kad apie juos sužinotų žmonės. Ne tam, kuris tyriausiai mylėdamas darbuojasi dėl Dievo, nerūpi ne tik tai, kad jį pamatytų žmonės, bet ir kad sužinotų pats Dievas. Net jei Dievui ir niekada tai netaptų žinoma, nesiliautų jam patarnavęs su tokiu pat džiaugsmu ir tyra meile. Ačiū. Na ir dabar einam didžiosios motivacijos dėl Dievo ir dėl Kristaus. Pagrindinė motivacija, kokia turi būti, va čia numerė, ne? Dabar kas labiausiai patinka Dievui? Nu jau pasakėm, prologę skaitėm, ar ne? Ten visus tos dalykus. Posakis jis identifikuoja kitas vertybės ir nuostatas. Pavyzdžiui, sąžinės tyrumą, einam iš pažinties, paklusnumą, patiko man Vaclovo, sako, Vaclovo, ar bus gerai, tau reikia skaityti pirmą, sako, taip, paklusnumas svariau, kad čia Vaclovas yra netoli, sako, taip, paklusnumas svarbiau, meilė kryžiui, ar mylime mes kryžių, žinai. Vat kryžiaus Jonas turėjo, va čia kryžių nešiojo, vat aš turiu ir Valdas turi, abetuose yra, čia visi karmelitai nešiojo, čia yra Marcelino Iragi kryžius, kai jis mirė, mes susigytų nuvažiavom ir man padovanojo Marcelino kryžių, mes visą laiką prie širdies nešiojam. Kokia yra to meilė? Aš tik užsidedu tada, kai einu į misiją, bet taip aš kasdien nešioju. Iš tikrųjų reikėtų kasdien nešioti ir žiūrėti tą kryžių, tiesiog bučiuoti. Stefanija sakė, nori pabučiuoti Marcelino kryžių, tai aš palaiminu tave per tą kryžių. Ar mes mylim tą kryžių, ar nemylim, ar nešiojam. Bet aš labai džiaugiuosi, kad Marcelino kryžius man atiteko. Tai va pasigyriau jums čia per rekolekcijas. Sako, meilė kryžių, proto valdymą, kai vakar Valdas kalbėjo, valdyti tą protą, nes jisai dažnai labai padaro, kad mes nemylim, daugiau širdis labiau į meilę linksta. Nuolankumą, dvasinės gerybės ir visi numeriai, nepaskaitysim, nes laikom liko nebedaug. Toliau sako ir priduria. Ir visada įsistengia įtikti Dievui, mums reikia stengtis. Te prašo, dabar maldoj, kai eisim, prašykim, kad tavyje, manyje, sielo būtų vykdoma jo valia. Te myli jį labai, nes tai jam dera. Toliau kalba apie Kristaus sekimą. Prologė buvo nurodyta, kad tai buvo visko vedamoji gija. Tačiau jis tai sako aiškiausiai arba netiesiogiai ir aiškiai
nemažai posakių, kur nurodo nukryžiuoto Kristaus sužadėtinio asmenį. Neskaitysim, bet va, kiek numerį yra, gali tiesiog pasiruošti katechezim, evangelizuoti, kerigmą sakyti. Toliau, Kristus vienintelis pavyzdys ir modelis. Ar čia paskutinis, gal 156? Paskaityk, čia paskutinis ir viskas bus. Dirbdamas darbus, kuriuos privalai atlikti, niekuomet nesilygiuok į žmogų, kad ir koks šventas jis būtų, nes demonas iškels tavo akivaizdon jo netobulumus. Verčiau sek Kristų, kuris yra tobuliausias ir švenčiausias, ir niekada nepaklysi.